Na kągi, sveiki mano žiūrovai, mano nauji prenumeratoriai ir norėčiau padėkoti, kad prenumeruojat šitą kanalą, sekat šitą kanalą, kas mane nustebino, kad mano praeitas vaizdo įrašas apžvalgos surinko gan nemažai prenumeratorių, 160 prenumeratorius. Aišku, laikų nedaug yra, tikėkimės gal surinksim tos laikus ir gal net ir daisim kito, kad parodysim, kokių turi minusų GoPro 10. Tai va, o ką mes dabar einam priekį. Tai norėčiau parodyti šitas Dell topas, kuris turi du, gal net ir minusus. Du, bent jau aš kol kas du minusų išveigiau, 3 gal sakyčiau. 3. Jo. Ir ką, aš norėčiau parodyti tai, kas jo viduje darasi. Jame yra minusai tame, kad jis neturi aušinimo sistemos. Ką jis neturi. Jis neturi aušinimo sistemos visiškai ir jie aušina tik paprasta metalinė spalvota plokštė. Jinai randasi čionais ir galima pro čia arba pro čia pamatyti, kaip jisai matosi, bet nepamatysim, nes čia yra grotos. Aišku, jis batarkę turi šešėmės jau, nes pradėjo nesąmonės daryt, biškį sugedo man, turėsiu taisyti jį. Už kadro gal žiūrėsim, bandysim taisyti. Na ir kągis, aš bandysiu atidaryti šitą mažylį ir pažiūrėsim, kas jame yra blogai. Tiksliau, aš noriu jums parodyti, kas jame yra blogai. Tai yra, aišku, nepristačiau kompiuteris Dell Inspiron 15, kuris skirtas tik darbams, kurio aš anksčiau nežinojau, kad jisai neturi aušinimo sistemos, bet aš gavau gerą pamoką, kad prieš perkant reikia pasidomėti, ką tas dalykas turi. Dabar nuo šiol aš taip ir darau. Tai va, tuoj aš jums parodysiu, ką jisai turi ir ko jis neturi.
kągi, pagaliau atidariau. Irgi turi, matom. Šita metalinė plokštė atstoja aušinimo sistemą. Prie jo yra pritvirtinta paprastas plastiko gabalas. Ką jis čia aušina, nežinau. Čia yra kitasis diskas įdėtas. Dabar aš jums atidarysiu šitą plokštę ir parodysiu, ką šitą plokštę turi. Čia nuko. Na, aišku, sulūžo. Kaip visada. Čia vėliau ištaisysim. Ką aš jums toj atsauksiu, parodysiu, kas šitam randasi viduje. Nu ir kągi mes čia matom. Paprasta metalinė spalvota plokštelė su plastiku, kuris imituoja aušinimo sistemą. Nors tai nėra visai kaip aušinimo sistema. Paprasta plastiko gabalą įdėjo ir atseit geras daiktas. Nu, gal nelaužysiu šito. Jisai prisuktas. Tai va, paprasta metalinė plokštelė aušina štai šitą procesorių. Ir dar kokias minusų yra šitą kompiuterą. Čia irgi turėjo būti ramam lizdas, bet jisai nebeturi jis ramų lizdo, tik vieną lizdą turi. Tai kas yra keiščiausiai šito kompiuterio, pats keistolis kažkoks, sakyčiau, kaip gaminys, gal sukčiavimo metodas kažkoks, tai gamintojo dar kažkas, nežinau. Jame yra 4 gigai, tai jeigu aš norėsiu šitam kompiuteriu dėti daugiau, tai turėsiu tokį ieškoti su daugiau gigų. Nes kitos išeities nėra. Dėsim. Aš atsimenu, už jį mokėjau 420 eurų. O kur kitur jisai kainavo daug pigiau, dvigubai pigiau negu ten, kur aš pirkau.
šito kompiuteriu GTA San Andreasą. Nu ir va, dėl šitos plokštės ir aš nežinojau, kad šitam kompiuteriu yra plokštė. Ir žiūriu, kad kompiuteris kaista kažkaip, ta vieta labai pradėjo kaist. Ir aš galvojau, reikia čia pasižiūrėti, kas čia yra. Aišku, ir garantinį jisai jau turėjo viską, bet aš nepaisiau tos taisyklės. Atsidariau pats, pasižiūrėjau, ir galvoju, čia tai aš ir įpirau. Tai jau dabar galvoju, reikia tokius dalykus viešinti, platinti, kad tokių kompiuterių niekas nepirktų, arba prieš perkant pasidomėti reiktų geriausiai apie kompiuterį internete, klauskit draugų, kas žino apie techniką, supranta. Tai va, šiaip ką aš galiu pasakyti, šiandienai tiek trumpas video, man rodos, bus čia. Nu ir kas nori pamatyti mano daugiausiai keltus video, spaudžiam subscribe-buką ir, kai sakoma, patys matysit kažką mano keltą, gal kartais būna ir streaminu, darau tiesioginę transliaciją, galėsim susitikti tiesioginį eterį ir pasiklaus tada kažką, bet aš galvojau šiaip su to tiesioginę transliaciją biškį sustoti, pradėti tokius projektus, kur kaip, pavyzdžiui, su kompais, kažkas su elektronika. Na ką, o aš ką galiu pasakyti, jei patiko, spaudžiam laiką, o ką aš dar su jumis susitiksiu, nežinau, kitą sykį ir viso gero.